pasaulinis turnyras KUK World Series. Kovo 22 diena Vilnius TwinsBet Arena. Visa informacija bushido.lt. Sveiki kovinių menų gerbėjai ir žiūrovai. Mes pradedame išankstinės spaudos konferenciją skirtą artėjančiam turnyrui kovo 22 dieną. Vilniuje TwinsBet arenoje didysis KUK turnyras, kuriame išvysime tikrai labai daug kovų pagal įvairiausias taisyklės. Ir šalia manęs jau susėdė pirmieji turnyro dalyviai. Pirmiausiai noriu pristatyti ko gero stipriausius Lietuvos boksininkus. Tai yra Povilas Kvietinskas ir Jonas Jezevičius. Sveiki. Sveiki. Tai mes, kaip jau supratote, kadangi pristačiau bokso sporto šakos atstovus, išvysime ir bokso superkovą, kurioje susitiks šie du kovotojai. Tai pirmiausiai norėčiau pakalbinti Povilą Kvietinską. Povilai, kaip tau sekasi, kuo gyveni šiomis dienomis, kiek laiko skiri sportui, papasakok truputėlį apie save. Šiaip esu laimingas žmogus, tai viskas gerai su mano gyvenimu. Paskutiniu metu daug treniruojuosi, kaip ir paskutinius 10 metų. Dabar įstojau į universitetą, tai studijos, treniruotės ir tokia rutina. Povilai, žinau, kad ne visą laiką gyvenime į ringą lipdavai kovoti pagal bokso taisyklės. Toks esi universalus, galima sakyti, kovotojas? Taip, turėjau K1 kovų, esu Pankrationo čempionų tapęs. Tai esmė, visas mano pagrindas kovose visada rankos dominuodavo, nors kovojau ir pagal kitas disciplinas. Mes esame su tavimi kalbėję ne eterio metu, kad sakei, net ir kovodamas pagal kickbokso kovas, tu pasikliaudavai 100% rankomis, ar ne? Absoliučiai taip. Ir papasakok apie kokie rezultatai būdavo. Vis tiek, sakykime, atsimeni savo pirmą kickbokso kovą? Atsimenu, laimėjau, greičiausiai per minutę 20 laimėjau savo pirmą kickbokso kovą, bet finale jau kickbokse esu pralošęs vien dėl to, kad laukikais atjungė koją. Tai ten boksas nepadėjo, bet šiaip visada rankos dominavo pas mane. Bet patirties įgavai. Įgavau. Labai gerai. Jonai, papasakok truputėlį apie save. Kaip matėme, tavo priešininkas Povilas toks universalus kovotojas. Šį kartą jis negalės panaudoti savo kickbokso ir Pankrationo skillsų. Turės pasikliauti bokso. Papasakok truputėlį apie savo treniruotę, savo kasdienybę. Kiek tu metų sporte esi? Na, apie savo kasdienybę, ką galėčiau pasakyti, tai panašiai ir Povilas. Sportuoju, studijuoju, dar plus dirbu. Apie savo treniruotės papasakot, tai gal labai daug negalėčiau, tiesiog sportuoju ir sportuoju. O kiek metų, Jonai, esi bokse? Ar viskas prasidėjo nuo bokso? Tiksliai negaliu pasakyti, nepradėjau, tai iš tikrųjų lankyti rankinį ir po to perėjau į boksą. Ir manau, gal sudėjus gautas 10-11 metų boksą, kad esu. Atsimeni savo pirmą bokso kovą? Jo, atsimenu, tai mano pirma gal 20 sekundžių truko kova, laimėjau. Iš karto motivacijos pliūpsnį gavai, kad taip, reikia toliau eiti salę. Tai ir buvo jaunių Lietuvos bokso čempionatas, tai iš karto čempionas tapau, tai labai gerai, tikrai motivacija gera. Kiek kovų esi pravedęs per visą savo boksininko karjerą? Maždaug skaičiavai, ar ne? Maždaug tai negaliu tiksliai pasakyti, bet manau, kad apie 150 gal. O kokia įsimintiniausia pati kova tu buvo per gyvenimą? Ar turi tokią, kur tu, aš tikiu, kad pirma tai davė tokį impulsą, kad dar ypač 20 sekundžių laimėta, tai jau, kaip sakoma, nutėsi kelią tau tolesnė, ar ne, boksininko karjerai, bet per tą 150 kovų buvo kažkokia kova, gal tu perlipai per save, gal padarai kažką tai neįmanomo, gal net ir pralošiai, bet kažkokią tai išvadą savo pasidarėjai. Taip, įsimintiniausia kova tai man yra šiaip... Vyko Kauno sporto halėje prieš Europos čempioną Lelvį Tiafak. Ten pralaiminėjau visą kovą, bet visą halę skandavo mano vardą ir palaikė, tai dėl to gal ir įsiminė. O pačiam kur lengviau kovoti, užsienį ar Lietuvoje? Lietuvoje, žinoma. Kas duoda motivacijos? Tai savis ir galiai palaikymas. Bet turbūt gal ir atsakomybė didesnė yra. Atsakomybė, taip. Gerai, Povilai, tavo kokia įsimintiniausia kova? Kiek beje kovų skaičiavai? Tavo varžovas sakė apie 150, kiek tu maždaug? Tiksliai nepasakysiu, bet ko gero 3 gubai mažiau nei Jonas. Pas mane buvo užsienį Vokietijoje nemažai tokių neoficialių kovų.
ir treniruočių tokių ir su Vokietijos rinktinė. Tai bet vis tiek oficialių kovų gerokai mažiau nei Jonas, o įsimintiniausia kova, nepaisant to, kur esu laimėjęs pirmam raunde, tiek pankrationė, tiek kickbokse, vis tiek tapti čempionu Lietuvos man buvo svarbiausia kova ir didžiausia mano gyvenimo pergalė. Na kągi, tai gerbimi žiūrovai, kaip jau supratote, iš pokalbių mes jau tarp eilučių anonsavome pirmąją artėjančio turnyro dvikovą, bokso superkova, Povilas Kvetinskas prieš Joną Jazevičių. Povilai, ką gali apie savo priešininką pasakyti? Žinau, kad susitikę esate, ar ne? Žinau, kad mūsų laukia pragaras ir beproto sunki kova. Ir linkiu gero pasiruošimo, kaip ir man. Jonai, ką gali pasakyti apie savo priešininką? Ar žinau, kad esate jau susitikę, ar ruoši kažkokių slaptų ginklų, ką darysi galbūt kitaip, galvoji, kad jisai žino gal tavo taktiką? Nu, gal ką darys kitaip, pamatysim kovoje, bet šiaip apie Polą galiu pasakyti, aš šaunuolis, daviau šansą laimėti čempionatą pereidamas lengvesnę kategoriją, jis tai išnaudojo, tai tikrai šaunuolis ir stiprus varžovas. Super, ačiū, linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės, pakalbinsiu šalia sėdinčius sportininkus. Samuelis Šorochovas dar dega pergalės tokių jausmų. Samueli, grįžai iš Kyokai turnyro Rygoje, kur tavo kova, ko gero, buvo viena įsimintiniausių viso turnyro metu. Sausakimša arena stebėjo, išėjai kovoti pagal MMA taisyklės ir rekordinė pergalė 30 sekundžių. Kaip jautiesi, ar vis dar gyveni tomis akimirkomis? Tai, ką žinau, ramus. Prieš kovą buvau ramus, po kovos irgi ramus. Iš tikrųjų buvo mintis tokia, kad gali greitai kova pasibaigti. Planavau aš tą koją spyrį, bet planavau iš kitos stovėsenos daryti tą spyrį. Bet va, taip gavas, pamačiau, kad šiek tiek nuleista ta kairė ranka ir išnaudojau. Bet po kojų spyrio dar reikėjo damušti truputėlį, ar ne? Ten kažkaip tai ne iš karto perėjo kovo, bent jau vienas iš kovotojų į parterį. Jo, aš pamačiau, kad jisai plaukia ir kažkaip instinktyviai jau dariau tas smūgio atakas. Dar mačiau, kai kurie uzbekai dar galvoja, kad per anksti sustabdė tą kovą, bet, ką žinau, 20 smūgių ant žemės prasileido nesigindamas, tai manau, kad ten teisingą sprendimą priėmė teisėjas. Sakyk, į kovą tu eini jau paruošęs kažkokią tai strategiją ir jos laikaisi, ar tiesiog nuo pirmų sekundžių jinai gali pasikeisti? Turiu gal kelis tokius variantus visada eidamas į kovą. Jeigu vienas nepavyktų, darysiu kitą. Tai jo, turiu tam tikrus planus. Emilijus Kaganovičius yra šiandien mūsų spaudos konferencijos. Sveiki, Emilijau. Papasakok apie tavo tą laiko tarpsnį po paskutinės kovos, kuomet tave matėme Kyokai ringe. Tai praėjo truputėlį jau gal pusę metų. Tai atėjo laikas, pribrendau ir profesionaliai kovai. Tai tiek. Kaip vyksta treniruotės, kaip vyksta pasiruošimas? Visgi prieš artėjantį turnyrą liko daugiau negu mėnesis, ar jau įsibėgėjai su visų pasiruošimu, ar tu tiesiog tavo gyvenimas yra vien pasiruošimas? Jo, sportuoju aš nuolat ir pastoviai, tai tas pasiruošimas nėra pas mane, kad stovyklos, tas yra treniruočių stovyklos, bet kiek sportuoju, jeigu netraumuotas, jeigu nesergu visą laiką, tai ruošiuosi kaip ir įprastai kovai, tai nieko naujo. Koks esi kovotojas? Šiaip toks aštrus ar ramus, apskaičiuojantis? Aš manau, esu ramus kovotojas, toksai neskubantis, galbūt nedegu, bet galiu užsidegti, kada reikia. Gerbėjami žiūrovai, mes norime anonsuoti dar vieną dvikovą, kuri vyks kovo 22 dieną TwinSbet arenoje, didžiajame Kyokai turnyre. Tai yra Samuelis Šorochovas prieš Emilijų Kaganovičių. Emilijau, kadangi kalbinau dabar tave, ar teko stebėti paskutinę Samuelio kovą? Mačiau, jo nebuvo ilga, tai galima buvo į Instagramo reelsus iškirpti. Supratau. Kaip vertini kaip priešininką, kaip kovotoją? Kovotojas, turbūt stovėsenai neblogas, manau, turi skilių savo geime, tai aš manau, tas skilias ir pamatysime. Kokia
MMA kovose, kokia technika labiausiai pasitikė tu savo? Kur, sako, va, pavyzdžiui, treneris, draugai, pats žinai, kad va, čia tu esi kietas. Nu, nuo vaikystės esu imtynininkas, jau daugiau ne 13-14 metų imtyniauju grinai. Tai... Bet manau, esu universalus kovotojas ir galima tikėtis visko iš manęs. Labai gerai. Samuelį, Emilijus Kaganovičius, tikrai labai rimtas priešininkas. Kaip dabar jisai pasakė, kad labai pasitikė savo imtynių techniką, tu toks universalus kovotojas, ar ne? Tu pirmiausiai duodi rankų smūgiam pasireikšti, kojų smūgiam pasireikšti, o paskui, jeigu kas jau pereini imtynės. Kaip vertini jį kaip priešininką? Ar kova daeis iki imtynių, iki parterio? Visko gali būti, aš tai ruošiuosi viskam, o iki imtynių ar daeis, tai pamatysim, aš nežinau. Faktas, kad jisai imtyniaus, tai čia vienareikšmiškai, bet galbūt ir nesuspės paimtyniauti. Supratau. Kągi, linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės. Gerbimi žiūrovai, dar viena kova, tikrai labai įdomi kova, Samuelis Šorochovas prieš Emilijų Kaganovičių. Na kągi, ir pakalbinsiu dar kelis mūsų konferencijos dalyvius. Sergej Greičicho. Sergejaus visus Instagramo storius stebėdamas, galvojau, gal tu persikėlei į Dubajų gyventi, nes taip šiltai gyveni visą laiką pliaže. Taip, po operacijos iš tikrųjų reikėjo atsigauti, nes per savo paskutinį turnyrą prieš Sakartvelo atstovą gavau peties traumą, tai buvo laikotarpis, kai būtent turėjau galimybę pasišildyti. Tai išvykti į kelionės, pailsėti, tačiau tas sportas visą laiką buvo su manimi, ta prasme, ir keliaudamas pastoviai sportavau. Tobulinau būtent tas silpnasias savo vietas, galbūt kažkiek kojų smūgius patobulinau, rankų, dešinės rankos, ką galbūt rečiau naudodavau. Tai šiaip sportas visą gyvenimą su manimi, nesvarbu, kur bebūčiau, ar Dubajuje, ar dar kažkur kitam pasaulio krašte, visą laiką palaikau tą sportinę formą. Tai va, kas liečia ateinantį turnyrą, mano auklėtinį Emilijų Kaganovičių, tai ir ta kova būtent prieš Samuelį Šorochovą, aš skaitau, kad tai bus viena tokia įdomesnių kovų šio turnyro puošmena, nes Samuelis yra labai pajėgus kovotojas, pajėgus smūgiuotojas, turintis didžiulę patirtį, kovojantis kickboksą turnyruose Ukrainoje, Moldovoje, ta prasme, iš tiesų turi gerą patirtį. Tai vėlgi čia bus tokia strategiška kova ir žiūrėsim, kieno strategija pasiteisins. Tai čia negalima nuvertinti nei vieno, nei kito kovotojo, nes Emilijus turi labai gerą bagažą būtent mėgėjų sporte, imtynių sporte, o Samuelis turi nemažai profesionalių kickbokso kovų. Tai labai įdomi iš tikrųjų. Sergejau, žinau, kad pačio gyvenimas yra betarpiškai susijęs yra su sportu ir dėl savo tokio fanatizmo sportui esi sulaukęs netgi gydytojo, kuris rūpinosi tavo traumą priekaištų, kad tu ten sugipsuotas, subintuotas, tu vis tiek viena ranka į kriaušę dirbi ir panašiai. Ir žinau, kad gydytojas, berods per aną spaudos konferenciją, tu sakei, kad sakė gydytojas, Taip, gipsas tikrai nėra priežastis nesportuoti. Tai taip, be abejo, tas ir visą laiką tas ir vedė mane fanatizmas į priekį. Būtent aš esu pasišventęs sportui, atidavęs save visą tam dalykui ir tai būtent tas fanatizmas yra tas variklis, kuris mane veda visą laiką į priekį. Tai norisi būti ir pavyzdžių jaunimui. Ar po traumos pavyko visiškai pasveikti šiam artėjančiam turnyrui? Tiesą sakant, dar ne visai. Šiaip sportuoju aktyviai, imtyniauju, smūgiuoju, imtyniauti jau irgi galiu ir parterį, viską truputėlį dar toks, šiek tiek yra nepasitikėjimas savimi, ta baimė, bet aš tikiuosi, kad artimiausiu metu kaip ir viskas, ta situacija pagerės. Reabilitacija praėjo sėkmingai, tai manau viskas bus gerai. Labai gerai, Sergejau, pačio varžovą mes sužinosime netolimoje ateityje ir būtinai paskelbsime. Linkiu sėkmės toliau ruošiantis. Jeigu dar važiuosi kažkur tai pasišildyk ir nekantriai lauksime tave TwinSbet arenoje. Būtinai, ačiū. Ir dar vienas iš kovotojų, tai yra Lukas Grigaitis. Labas, Lukai. Sveiki. Lukas Grigaitis dalyvavo paskutinėme berods turnyre, Grand Prix ketvirtuke, ar ne? Ir jau pergalė buvo visai arti, kaip kartais įvyksta kovoje, kaip sakau, pasiklydusi kulka, ar ne, pasiklydęs smūgis. Kaip ten viskas vyko, truputėlį papasakok, vis tiek darai kažkokią analizę po tos kovos. Tai su treneriais padarėm analizę. Čia nėra ką svarstyti, iš tikrųjų mano kova buvo. Aš taip manau, treneriai taip mano, žmonės taip mano, kas matė, kas nematė, pažiūrėkit. Ten buvo mano kova, turėjau aš laimėti,
bet vienas smūgis gali padaryti, ką matyt. Tai Koks pats atsikovotas? Atsimenu, iš tos kovos visi net salėje, pusė salės gal atsistojo net, nes tu iš karto pradėjai dirbti pirmų numerių ir atrodo, kad 120% įdėjęs jėgų norėjai viską labai greitai užbaigti. Ar toks esi kovotojas, toks aštrus, mėgstantis pirmų numerių dirbti? Tai pamačiau savo rankos iniciatyvą, pamačiau, kad esu stipresnis, galiu laimėti greitai. Galvojau, laimėsiu greitai, dar sekantį kovą būtų laukus, bet atsitiko taip, kaip atsitiko. Iš tikrųjų buvo stiprus labai pasiruošimas, dar tokio pasiruošimo nebuvo niekada. Šiaip tai labai gerai tvirtai jaučiausi ir tiek. O kokia tavo vizitinė kortelė, tavo stipriausi smūgiai, kaip tu pats jauti kaip treneris, rankų smūgiai, kojų smūgiai, kombinacijos, gal turi firminį kažkokį tai smūgį? Nežinau, turbūt visas kūnas pas mane įsijungia, kažkaip kojos stiprios, rankos stiprios. Čia per šitus kelis metus labai rankas pastatėm stipriai. Šiaip visas kūnas labai gerai dirba, tai net nežinau, ką labiau išskirti galėtume. Bet šiaip labiau kojų smūgiai turbūt aštresni tokie. Paskutinis klausimas, kaip pasiruošimas artėjančiam turnyrui vyksta, dar kol kas tavo priešininko negalima atskleisti, bet pats pasiruošimas, ar pikė dabar esi, ar dar laukia kažkokia tai speciali metodika artėjant turnyrui? Tai jau dabar porą mėnesių šiaip dirbam, tai ciklais tokiais. Biškiai dabar kitaip pakeitėm viską, atsirado papildomų žmonių, kurie įsiterpė į mano pasiruošimą, tai manau dar stipriau pasiruošiu šitai kovai artėjančiai, tai priešininkui didžiausios sėkmės linkiu, nes bus labai stipri kova ir kažkam skaudės žodžiu. Ačiū, Lukai. Ar vėl salėje ringia išvis tave tokį dirbant pirmų numerių ir aštriai? Jo, pakartosi tą patį. Taip ir negali būti, jo. Gerai, ačiū labai. Gaila, kad Balsys išėjo iš organizacijos, nes labai norėjom sukovoti su juo. Labai norėjom revanšinės kovos. Na, kas žino, gal kažkada tai... kažkada ateityje, bet jam linkėjimai. Kągi, Lukas Grigaitis, ačiū labai sportininkams. Tai dabar mes galbūt pasidarysime fotosesiją kovų, kurias jau žinome. Gerbiami žiūrovai, tęsėme spaudos konferenciją skirtą kovo 22 dienai, kuomet Vilniuje, TwinSbet arenoje stovės didžiulis KOK ringas ir užvirs tikros kovos. Šalia manęs kovotojai seniai matytas Vilius Tarasevičius, taip pat Kristupas Jančiauskas, Kęstutis Kavaliauskas ir Vytautas Sadauskas. Tai pirmiausiai, Viliau, tave pakalbinsime, kaip juokavome ne į kamerą, sakau, pro duris legenda įėjo. Kada paskutinį kartą dalyvavai KOK turnyre? Sveiki, Ryti. Ne legenda, dėja, bet paskutinį kartą dalyvavau KOK turnyre 2018 metais Kaune Žalgirio arenai. Tai va, čia buvo paskutinis kartas, kada ėjau į tą didį ringą. Bet nuo 2018 tu nedarėjai pertraukos, ant sofkutės nesėdėjai. Vėlgi, žiūrėdamas tavo socialinius tinklus, mačiau, kad labai aktyviai treniruoji jaunimą, pats dalyvauji kudo veikloje, kas yra tavo kaip kovos pagrindas, ar ne? Jo, po KOK teko padaryti tokią pertrauką, daugiau orientavaus būtent į kudo sportą, nes mano tikslas buvo pasaulio čempionatas ir parsivežti iš to čempionato medalį. Tai susikoncentravęs į šitą darbą, daugiausiai ties to ir dirbau, tai teko truputį atidėtos kitus sportus į šoną ir susikoncentruoti tą kudo sportą.
O kaip sekėsi čempionate? Tai 2018 tai buvo mano antrasis pasaulio čempionatas, aš tada užėmiau 5 vietą, pralaimėjau prieš Japoną, o 23 metais aš tapau antras. Tai finale irgi pralaimėjau prieš Japoną, tai Japonai man kažkaip nesėkmės neša. Bet tai kudo yra kilęs iš Japonijos, ar ne? Būtent. Tai taip. ten turbūt kaip ir pas mus kiekvienas krepšinį žaidžia, tai ten turbūt koviniais menais užsiima. Taip, ta kovos menų dvasia Japonijoje tai yra tikrai kitam lygiai, sakykime, šiuo metu, sakykime, šiais laikais ne visi japonai yra tie vadinami profesionalūs sportininkai, yra tam tikros rūšys jų, kurie būtent gyvena tose salėse sportuoja, bet kaip bebūtų, tas jų techninis arsenalas, ta jų bazinė technika, jie antie gerai ją atšlifavę, kad tiesiog net ir žmogus, kuris profesionaliai nesiruošia, su jo jau turi pavarkti, nes jis vis tiek turi tą tokią bazę pastatęs gan gerą. Kudo kovotojai gali kovoti ir pagal kickbokso taisyklės, ir pagal MMA taisyklės. Tai tokia yra universalus kovos menas, ar ne, kuris paruošia sportininką, kaip elgtis stovėsenoje ir kaip elgtis parteryje. Tau pačiam pats jautiesi tvirčiau, ar stovėsenoje smūgiuodamas, ar parterį imtyniaudamas? Pas mus yra toksai, gal nepasakymas, bet toks žinomas faktas, kad kudo šiaip yra stovėsenos daugiau sportas negu imtynių. Mes imtynės turim labai limituotas 2 kartus po 30 sekundžių, tai mes imtynėse tiek kudo nekreipiam dėmesio, bet sakyčiau, iš mano pusės aš papildomai ir tą jiu-jitsu kiek sportuoju ir kiek imtyniauju su savais, tai nėra mano imtynių bazė tikrai prasta ir mano netgi kiaukiai dauguma kovų yra laimėtos būtent imtynėmis. Tai aš skaitau, kad esu gan universalus ir stovėsenų ir imtynėse. Padaręs nemažą pertrauką, dabar vėlgi dar kol kas priešininko tavo negalime atskleisti. Universaliai ruošiesi kovai, nesvarbu kas priešininkas, ar koks tu analizuoji varžovą ir tada truputėlį perdėliuoji savo sistemą, ar tu ruošiesi universaliai ir kai bus, tai jau susiorientuosi vietoj? Aš visą laiką pažiūriu, kas priešininkas bus, paieško tos informacijos, įdomu tikrai, nes ir šiaip šitokiam sporte mes turim vienas apie kitą pasidomėti, negalima klinai eiti į tokį sportą ir nežinodami priešininkų kovoti. Bet aš visą laiką, mano taktika yra labai paprasta. Jeigu jis už mane geresnis smūgiuotojas, aš imtyniauju. Jeigu jis gerai imtyniauja, aš stengiuosi dirbti stovėsenai. Tai prisitaikysiu prie tokios kovos, kokią diktuos būtent tas mano priešininkas. Kovoje svarbu labai ir psichologiniai momentai, pats esi treneris, tai ko gero net psichologinius dalykus perdavinė ir savo auklėtiniams ir vaikams, nes kiek žinau, esi ir mokytojas. Taip? Taip. Ir kokį discipliną mokai? Tai mokau vaikus fizinį ugdymą ir geografiją, 2 disciplinas. Ir taip. Žino tavo auklėtiniai, koks mokytas ir kad reikia namų darbus geografijos pasidaryti? Žino ir dabar turiu didelį palaikymą iš mokinių būtent šito klausimu, nes jaunimas stebi kovas, jaunimas domisi kovos menų pasaulyje, tas MMA, apskritai sportas antiek išpopuliarėjo pasaulyje, kad kiekvienas pasakys daugmaž kas yra šis sportas, tai tikrai palaikymą gausiu ir iš savo mokinių, ir iš aplinkos. Tai Kągi, Viliau, iš tikrųjų labai smagu bus tave matyti KOK ringe, kai tik sužinosime tavo varžovą, vėlgi galėsime turbūt detaliau pasikalbėti, kaip tiksliai tu ruošiesi ir kokius surprizų ruoši savo priešininkui. Na, dabar Kristupą Jančiauską norėčiau pakalbinti. Jaunas kovotojas, tačiau jau su tamsiais akiniais žino, kad kovotojas turi išsiskirti, turi užsidėti specialią dainą išeinant į ringą. Tai, kaip sakoma, mūsų kovotojų jaunoji karta, kurie supranta, kad norint būti gerų kovotojų, reikia sugebėti ir išsiskirti. Ar teisingai pasakiau? Faktas ir aš manau, kad vienas dalykas yra parodyti gražią kovą, o kitas dalykas yra užkurti publiką, būti mėgstamas publikos ir sutraukti žiūrovų. Labai svarbu. Šitie 2 tokie faktoriai labai. Kristupai, kokia tavo bazinė kovinio sporto šaka? Tai tokia pati kaip ir Vilius. Aš esu kilęs iš Kudo, iš sporto klubo Tsunamio. Tikrai žinomas klubas, žinomi treneriai, žinomi istorija. Ir aš esu naujoji karta šito klubo, kurie atėjus parodyti, kas yra Kudo ir kodėl jisai yra toks universalus ir geras. Atsimeni savo pačią pirmąją kovą?
Atsimenu, ir tai buvo kudo varžybose, tada vykdavo pagal sumo taisyklės, kas yra išskirtinai. Ir aš tą pirmą kovą kovojau prieš žmogų, kuris turėjo geltoną diržą, kas yra kudo sistemoje ganėtinai aukštas palyginus su violetiniu. Ir teko pralaimėti, pralaimėjau. Ir tas pralaimėjimas man davė tokią pamoką, iš kurios tiesiog tęsiau šią kelionę, susijėmiau ir nuo to laiko vis kiekvieną dieną, kada ateinu į Tsunamio salę, tobulėjau. Kokio norėtum priešininko? Koks tau būtų parankesnis priešininkas, kaip tu galvoji? Norėtum tikrai stipraus, kur galėtum gauti pamokų, ar norėtum tokio lygiaverčio, kur galėtumėt pasikeisti savo žiniomis techniką? Aš manau, kad reikia lygiaverčio, nes kad ir koks lygiavertis visas pasiruošimas, kad ir koks lygiavertis priešininkas, tai jis patikrins, ant kiek aš gerai ruošiausi, ant kiek aš padariau tą darbą, kurį man paskyrė treneris, ant kiek aš patobulėjau nuo savo praeitos kovos ir tai duos dar vieną stimulą kitą kartą žiūrovam įsijungti mano kovą ir prisiminti mano vardą. Ar išėjimui ruoši ką nors ypatingų? Galvoji? Visą laiką. Ne veltui su akiniais, su marškiniais, visas baltas, įsiskiriantis. Ne veltui. Kągi, Kristupai, su tokiu entuzijazmu linkiu ir TwinBet arenoje keliauti ringą. Ačiū labai, kai sužinosime tavo priešininką, būtinai tave dar pakalbinsime ir pasidalinsime emocijomis, kuriomis tu gyveni prieš kovą. Kęstutis Kavaliauskas jau pasižymėjęs KOK ringose kaip kovotojas nepaisantis autoritetų, mėgstantis dinamišką, stiprią kovą. Kęstuti, papasakok truputėlį, iš kur tu kilęs, iš kokio kovos meno, kas tavo yra šaknis, kas tavo bazė? Pačiausia pradžia turbūt buvo dziudo. Tai kažkaip netyčia visai nuėjau pabandyti dziudo. Ir visai neblogai sekėsi, bet kažkaip kažkur po 5 metų supratau, kad man kažko norisi daugiau. Dziudo nėra man pilnas. Tada kažkaip gavosi, kad sugalvojau nueiti į karate. Nenorėjau į boksą, kažkaip... Kokia karate? Karate buvo Shindokai Kan. Okay. Shindokai Kan. Ir treneris buvo Edgaras Judickas. Ir jo, aš ten tam karate radau viską, ko man reikėjo. Ten tas pats mano dziudo labai pravertė, nes šiaip labai greitos imtynės, mes vos 5 sekundės turim susikibę, pargriaut ir dar 5 sekundės turim pargriovę, kad jau priešininkas pasiduotų. Ir viskas. Tai praktiškai daro relipę ant rankos ir laužį. Kitaip nėra šansų. Nėra laiko. Tai tokio išmokė tave, kad reikia greitai reaguoti čia ir dabar, nelaukti, netempti laiko. Ir labai dinamiška, sakyčiau, nes tu kirti visus smūgius, apart kumščiai į galvą. Kumščiai, pliki, krumpliai visam kūne, nesvarbu, ar tu į bicą, ar į ranką, ar į pirštą kirsi, ar į koją kirsi, ką nori tą daryk. Visiška laisvė. Tai ta visiška laisvė irgi labai fainai užgrūdina, nes tu nesi pririštas, kad kirsiu, spirsiu. Spirsiu. Žodžiu, veiksmą turi užbaigti iki galo. Jo. Spirsiu, pakirsiu, permesiu, užlaušiu. Va, panašiai kaip kolegos kalbėjo apie kudo, kad irgi labai platu. Tai pas mus irgi tas pats, tik tai, kad be pirštinių, be šalmo. Kaip tau tai padėjo profesionaliuose kovose? Panaudoji tą bazę? Ar atsimeni savo pirmą profesionalią kovą? Aha, atsimenu. Stipriai gavau malkų. Motyvacijos nenusadino? Oi, ne. Tai čia atsivėrė visi keliai, kur buvo... Uždaryti. Tai čia dar ir taip galima. Tai dar čia sportuok, kągi tu čia. Čia tas buvo momentas, kai supratai, kad kuo daugiau sportuoji, tuo mažiau žinai, kad... Tuo daugiau žinai, kad nežinai. Tai va. Nes ten būna pasportuoja kokius metelius ir čia jau kietas, čia jau viską moku, čia toks kitoks. O tas atėjo po kažkur 3 metų, kur ne, aš dar daug ko nemoku. Aš dar, o Jėzus, dar ir ten, tu pažiūrėk kaip įspirėjo, ką aš padariau. Nieko. Tai va. O šiaip tai karate, jo, pastatė
pastatė, pati galbūt, sakyčiau, trenerio psichologija labai stipriai pastatė, nes jis neleisdavo stresuotis, visada nuvažiuojame į varžybas, visada toks būdavo, sėdėk ramiai. O sėdi visas perbalęs trenerio, tai kokios čia taisyklės, tai čia tą kelį galima, negalima. Tu sėdėk po pirmo raundo įsiaiškinsi. Ir toks buvo, nu jo, po pirmo įsiaiškinsiu. Nu ir gerai. Pirmam padarysiu viską, ką darau, o paskui jau pasakys, ko negaliu daryti. O psichologinis momentas pačiam yra svarbus, visgi kai kurie sportininkai, kad ir kokia gera bebūtų jų technika, kartais sudega išeidami didelėje arenoje į ringą, kada groja muzika, šviesos, žiūrovai, visose tribūnose treneriai patarinėja, kaip ką daryti ir sako, būna, aš sako, nepažįstu savęs, ką aš čia sako, dariau, kaip čia ką. Tai čia ko gero svarbus tas yra psichologinis, ar ne momentas? Ar susitvarkai su tuo? Kuo toliau, tuo geriau. Kuo toliau, tuo geriau. Iš tikrųjų, kažkokios labai didelės senos baimės neturiu. Netgi gal sakyčiau ir patinka kažkiek tas dėmesys. Tik tai gal sakyčiau, prieš tai buvusiose kovose gal dar toks buvo niuansas, kur gąsdino šiek tiek prasileisti. Biškių gal skaudės, prasileisiu. Nes vis tiek grįžau po 10 metų į sportą, tai tas dar toks, Bet kuo toliau, tuo labiau norisi gauti. Norisi kovos, norisi duoti ir norisi gauti. Kaip žinia, psichologinį momentą naudoja ir kai kurie sportininkai, ne, ypatingai sverimų metu, spaudos konferencijų metu, kada bando sukelti sąmyšį, bando išprovokuoti, bando psichologiškai palaužti. Jeigu, pavyzdžiui, susitiktum su tokiu priešininku, ar ne, ir spaudos konferencijoje tave bandytų išvesti iš pusiausvyros, ar greitai pasiduodi, ar tu tiesiog užsiblokuoji ir su savo mintimis būni? Kol kas tokio nesutikau, bet ir šiaip nelabai veikia mane aplinkos trigeriai. Kažkodėl per daug ramus ir per daug tiesiog, nemanau, kad Kiek organizacijų yra vienas toks gana skandalingas kovotojas, Brazilas, kuris atvyksta, bando provokuoti, išvesti, ar norėtum, pavyzdžiui, su juo susitikti? Aš buvau ne vieną kartą apie jį pagalvojęs, kad jis įdomus, su juo būtų įdomu prisivesti. Kuo jis įsiskiria? Vis tiek kovų jo stebėjai, jis toks, aš taip sakyčiau, neprognozuojamas yra, nes yra mišinys, yra MMA ir bokso, ir kickbokso, ir capoeiros smūgių ir panašiai. Jo, jis, kai yra kovotojas, stabilus kovotojas, kuris, stabiliai, spirs, tai jis nėra tas stabilus, jis net nėra stabilus tiek, kad kiekvieną kartą taip pačiai atvažiavęs sukovoti. Jam nuotaika gerai, jisai sukovos gerai, nuotaika nelabai kokia, tai jis taip ir sukovos. Tai būtų smagu su juo. Būtų smagu. Visko gali būti. Kol kas, Kęstuti, tavo priešininko taip pat nežinome, bet kuriuo atveju linkiu sėkmės bendrame pasiruošime, o kada jau sužinosi savo varžovą, galbūt pritaikysi savo pasiruošime kažkokią ypatingą strategiją. Kęstutis Kavaliauskas, kovo 22 dieną TwinSBet arenoje, didžiajame KOK turnyre. Vytautas Sadauskas, tie, kurie kovinius menus žiūri nuo senų laikų ir domisi koviniais menais, ko gero tikrai atsimena šį kovotoją. Vytautai, tai kaip tau sekasi, sveikas vėl sugrįžęs ir papasakok truputėlį apie savo gyvenimą. Mano gyvenimas tai labai sudėtinga apie jį pasakoti ir nemanau, kad aš galiu apie jį čia pasakoti daug. Apie sporto dalį. Ar vis dar sportuoji? Jo, šios profesionaliai. Sportavai, ar ne? 4 mėnesiai dabar grįžau į Lietuvą, iš kelionės į Aziją, ruošiuosi profesionaliai. Koks tu esi kovotojas? Galbūt jaunai kartai, kuri mus žiūri, papasakok, visi, kaip sakau, senosios mokyklos atstovai tave atsimena, kovotojas toks buvai, mano akimis, nepaisantis irgi autoritetų, mėgstantis aštrią kovą, visą laiką tik į priekį. Ar toks ir likai, ar truputėlį susidėliojo tau kitokia strategija tavo kovos galvoje? Pirmiausiai, aš niekada nelaikiau savęs kovotojų. Jeigu kaip sportininkas, aš daug labiau profesionalas esu ir klotojas. Mano pirma profesionali kova buvo Superfightas MMA KOK po pusės metų, kai aš atėjau lankyti į kovų sporto pasaulį, sportavimo jo. Aš galvoju, kovose trūksta menininkų,
o tarp menininkų trūksta kovotojų, tai aš bandau rasti tą pusiausvyrą. Čia tiesiog terpė atskleisti savo potencialui kaip menininkui. Labai gerai, gerbiamas menininkė. Kęstutis Kavaliauskas gūžčioja rankomis. Taip. Vytautai, tai reiškia, kad tu stengiasi nuglūninti kiekvieną savo smūgį, kiekvieną savo kombinaciją? Ne. Ne? Ne. Tu esi toksai modernus menininkas. Aš esu, kas yra pirma menas, mes visi skirtingai suprantam. Man siekimas tobulybės tai nėra menas. Bet nebijok siekti tobulybės, nes niekada jos nepasieksi. Bet man menas yra tiesiog jausmo išraiška. Kaip tu gali nugludinti jausmą? Aš galiu jį tik išgryninti. Aš čia gryninu savo tą jausmo išraišką. Kuriam dabar esi savo tobulybės siekimo kelio etape? Gryninimosi netobulybės. Taip, dar tik gryninės. Tobulumo neįmanoma nepasiekti. Supratau. Bet gali būti labai arti vaiko grynumo. Manau, gali. Tai įmanoma. Gerai, pakalbėkime apie kovas. Iš tavo kovų diviziono turėjęs tikrai nemažai. Kuri kova tau buvo pati įsimintiniausia? Nesvarbu, tai buvo pergalė, pralaimėjimas. Ar turi tokią kovą, kuri tau įsiminė? Kažkaip tai. Visas, aš galiu per sesijas prakeliauti, išgyventi antrą kartą. Bet nebuvo tokios, kad šita, tu pasidėjai ją į aukščiausią lentyną ir sakai, čia nebuvo, ne? Nes būna dažniausiai paskutinė tokia kova ir po to vėl nauja kova būna vėl tokia, kuri būna aukščiausiai. Kalbant apie techniką, rankų smūgiai, kojų smūgiai, tavo vizitinė kortelė, kur jautiesis, tikrai tvirtai. Lengviausiai save išreikšti rankų smūgis lengviausiai. Bet stipriausias tai nesijaučiu čia. Galvoju, mano yra stiprybė tiesiog, kad aš kovoju iš to jausmo. Kad to neįmanoma perskaityti. Charakteris? Ne charakteris. Charakteris yra parašomas, sukuriamas. Jausmas. Ką tu jauti dabar, va? Ir aš su to kovoju. Tai yra mano smūgiai, tai yra mano rankos, tai yra mano keliai. Tai tiesiog išeina. Aš kartais tada po kovos, dėl ko sakau, kiekviena nauja kova yra mano paskutinė aukščiausia kova. Dėl to, kad aš po tos kovos kartais dašlifuoju tos smūgius, kurie išėjo. Kaip, tarkim, mano pačioj pirmoji kovoj, kaip laimėjau nokautą, išėjo kairys kelias ir iki dabar eina jisai ir liko jis. Jis tiesiog dar labiau atsiskleidžia ir taip su visais mano smūgiais. Su gynyba, su visko. Aš neturiu technikos, aš net nesu lapkių mušęs taip kaip kombinacijų, nebent sakau, pasistatydavau tas kombinacijas, kas išeidavo iš kovos. Vytautai, turėčiau pasakyti, esi toks neparankus priešininkas, reiškia, galėtumėt net per spaudos konferenciją truputėlį mintis padėlioti ir priešininkas jau sakytų, oi, einu aš. Vytautas Sadauskas. Vytautai, iš tikrųjų labai smagu bus tave išvysti ringę, kada sužinosime tavo priešininką, būtinai dar pasikalbėsime apie artėjančią kovą. Gerbiami žiūrovai, dar kartą noriu priminti, kad kovo 22 dieną TwinSbet arenoje Vilniuje didysis KOK turnyras ir šie kovotojai tikrai žengs į ringą, o kai tik sužinosime jų priešininkus, be jokios abejonės socialiniuose tinkluose ir interneto svetainėse mes apie juos būtinai paskelbsime. Ačiū labai. Kovinių menų gerbėjai, šalia manęs išsirikiavo visa Lietuvos MMA rinktinė, galima sakyti, ir jų treneris Augustas Šalkauskas. Augustai, galbūt dabar patį ir pakalbinsim. Tai Augustai, tikrai visa rinktinė, kaip ir sakiau, tavo sportininkų ruošiasi artėjančiam KOK turnyrui. Galbūt truputėlį apie kiekvieną iš jų papasakok, o vėliau aš pakalbinsiu visus sportininkus taip pat. Na gerai, nuo kurio pradėt? Iš tikrųjų, tai gal pradėsim, ne visai nuo mano sportininko, nuo Danieliaus Grebliūno. Tai iš tikrųjų, aš manau, kad šitas žmogus yra Lietuvos MMA ateitis. Turbūt vienas geriausių per visą Lietuvos istoriją greplerių, kokį mes turim Lietuvoje, nepriklausomybės. Prieš tai neturėjom greplingo, nes greplingas nauja sporto šaka. Žmogus, kuris laimi viską su viskuo ir su visais. Ką daugiau gali pasakyti, Adomas Razma sėdi kampe. Adomas ruošiasi vasario 17 dieną, išskrenda į Europos MMA čempionatą, kovos U21, čempionatais jau dalyvauja
trečią kartą, yra 2 kartus dalyvavęs Abu Dabi, yra 2 kartus pasaulio pankrationo čempionas. Pravedęs, jisai turi, net dabar tiksliai nežinau, Adomas gal patiksins, apie 90, turbūt gal 100 mėgėjų kovų. Apie 100 kovų, o vaikui dar tik tai vaikui, paaugliui, nežinau kaip čia sakyti, jau 19 metų apie 100 kovų turi. Tada Aleksandras Okunovičius iš tikrųjų pas mus atėjo taip pakankamai vėlai, turi neblogą imtynių bazę. Nu ir Emilis Panceris, kuris yra, nežinau, pas mane užaugęs nuo pat vaikystės, kurio tie 13 metų į salę, jam yra 21 metai, turi, nežinau, net neįsivaizduoju, irgi apie 80 turbūt mėgėjų kovų, daug semi-pro kovų pravedęs, Lietuvos, Baltijos čempionas, Europos pankrationo čempionas, aš dabar jie ten daugiau tų titulų galėtų privardinti, ir žmogus, kuris yra be baimės, kuris į kovą eina atsipalaidavęs, toks jausmas, kad žolės prirūkęs, bet jos nerūko. Ačiū treneri, tai taip gana tiesmukiškai apie visus papasakojo, tai galbūt Danielių ir pakalbinsime. Danieliau, iš tikrųjų, kaip ir Augustas minėjo, tu kaip viesulas įsiveržiai į profesionalų sportą ir pergalė po pergalės. Tikrai betarpiškas publikos palaikymas, aš kiek stebėjau prie ringo, visa minė susirenka tavo draugų, tavo gerbėjų. Tai reiškia, kad tu toksai bendraujantis žmogus, turi daug pažįstamų, daug draugų, kompanijos siela. Nu gal jo, sutiksiu, kad turiu nemažai pažįstamų draugų, su visais stengiuosi tikrai gerai bendrauti, atiduoti save iš gerosios pusės. Tada antras momentas, čia Augustas sakė, kad geriausias, ten nepriklausomai Lietuva, ne, žiūrėkit. Esu, gal padarom taip, esu gal vienas iš top 10 tų mūsų Lietuvos greplerių, nes turim tikrai smauglio klubą, kur labai daug yra gerų greplingo kovotojų. Tada vienas iš dabar ir mano draugas yra, ir iš kitos komandos yra Mantas Daublys, kuris tikrai labai gerus rezultatus rodo. Tai dėl šito Augustai gal nekeliam kartelės, liekam savo vietoj, būnam kuklesni. Tada, kas liečia dėl palaikymo, tai tikrai taip, palaikymo sulaukiu labai daug ir dažnai man rašo ir skambina ir sako, nu Danieliau, kada tu čia kovosi, visi laukia, sako, TwinSbet arena, tegul atidaro durys, tegul greičiau organizuoja kovoti. Tai labai džiaugiuosi, kad dabar kovo 22 dieną galėsiu vėl kaip ir parodyti tą šventę visiems savo artimiesiems, draugam, taip pat ir jum, kad galėtumėt pasigrožėti gražiom kovom. Kokia tau kova buvo pati įsimintiniausia? Nekalbėkime dabar apie profesionalo karjerą, bet apskritai per visą tavo kaip sportininko karjerą. Turėjai kažkokią topinę kovą, kur tu ją atsimeni iki šiol ir visiems sakai, va, ten aš atsimenu, va, tada tai buvo va, tokia kova, aš gal parodai charakterį, gal perlipai per save, gal atlikai kažkokį veiksmą, kur pačiam buvo netikėta. Jo, tai turbūt viena įsimintiniausių, tai buvo 2022 metais, tai absoliučiai svorio kategorijai DCC čempionatas čia graplingo buvo, tada išėjau į finalą prieš Suomijos kovotoją, kuris svėrė apie 120 kg. Tai yra, nu, tikrai buvo ir tas toksai svorio skirtumas nemažas ir tada prieš tą kovą treneris davė nurodymą, sako, reikia daryti tokį veiksmą, nu, ten toks Imanari roll vadinamas. Aš sakau jam, aš tik vieną kartą gyvenime, sakau, dariau tą veiksmą, sakau, Zalį. Tai sako, nu tai žiūrėk, sako, 4 minutės išvarginam, sako, ir po to, kai jau ten prasideda papildomai taškai, sako, daryk tą veiksmą. Paėmiau šį padariau ir laimėjau pėdų sukimo veiksmų ir tokia pergalė labai tokia įsimintina, tai kad ne visada reikia atidirbti tą veiksmą salėj, tu gali tiesiog iš to savo vaizduotės, iš to pasitikėjimo savimi, iš pasitikėjimo to trenerio, gali tai padaryti. Tai gal va tas toksai momentas. O antras momentas būna, šiaip dažniausiai prisimenu ne laimėtas kovas, o pralaimėtas kovas. Dėl to, kad kiekviena pralaimėta kova, jinai parodo tai, ant ko tau reikia dirbti. Ant kurių momentų tu ten padarai klaidas, tau reikia išsianalizuoti, todėl aš ir mėgstu, pavyzdžiui, filmuoti savo kovas iš visų kampų, pavyzdžiui, ne tik, pavyzdžiui, kaip čia dabar konferencija, tai yra profesionalios kameros, jis filmuoja, bet ir iš tam tikrų kitų kampų, kad aš galėčiau visus kampus apžiūrėti ir pastebėti, kokią aš klaidą padariau. Kameros, prašau, praeikit truputį šoną, iš šoniukų pafilmuoti. Nu, netoks gražuolis, kas ne modelis. Žiūrėk, Danieliau,
su kuo norėtum sukovoti šiaip? Vat, koks tau palankesnis priešininkas? Ar smūgiuotojas, ar imtynininkas? Žinokit, be skirtumo duokite, bet ką, esu labai geros formos dabar. Tikrai galiu ir pasmūgiuoti, galiu ir paimtiniauti, nežinau, po naujų metų kažkas atsitiko manyje, va tai va, sakau, rimtai. Jaučiu, kad kiekvieną dieną vis gerin eina. Aišku, nenoriu čia dabar prisikalbėti, bet svarbiausia, kad neturiu traumų, treniruojas 2 kartus dienon, kažkur po 4-5 valandas aš būnu salėje ir tikrai jaučiu, kad galiu dar daug ką parodyti ir daug ką dar įdėti įdirbį į tai. Turi laisvalaikį kokį užsiėmimą per sporto salę? Ar sportas ir yra tavo laisvalaikis? Dabar, kai ruošiuosi, tai žinokit, tikrai neužtenka daugam laiko ir vis tiek yra ir žmona, kuriai reikia laiko skirti, kažkur kažko papramogauti, bet labai jai dėkoju, kad jinai supratinga. Jinai man ir maistą gamina ir žodžiu, ir daug ką tikrai padeda. Prižiūri, galima ir taip sakyti, nes yra tikrai ganėtinai sudėtinga visur spėti. Bet po kovos tikrai savaitėlę paimsim atostogų ir kažką nuveiksim įdomus. Bet šiaip patinka ir žvejoti patinka, vasarą visada turiu tokią tradiciją, per Jonines išvažiuoju 4 dienom prie ežeriuko, užsidarau nuo visų socialinių tinklų, nuo civilizacijos ir sėdžiu 4 dienas. Super, labai gerai. Ką manai apie kovotoją Mindaugą Bartkų, kuris berods nugalėjęs yra tavo kolega Roberto Gūnė? Ar susitiktum su juo, pavyzdžiui? Aš hipotetiškai tik tai klausiu. Jo, viskas tvarkoja. Mes su Bartkum buvom susitikę Lietuvos mėgėjų čempionate 2017 metais. Ta kartą švenčiau pergalę, pirmam raunde aš jį užsmaujau. Dabar šiuo metu, kiek stebiu aš jį socialiniuose tinkluose, tikrai šauniai dirba. Matau, kad dabar jisai jau, nežinau, kiek ten dėl 2 ar 3 metus jisai pas Brazilą treniruojasi, Iran Maskarenko, jeigu neklystu ir jeigu gerai pasakiau pavardę. Tai matau, kad tikrai žmogus kryptingai dirba, šiūriai dirba, pasitobulinę savo imtynių techniką kiek ant žemės. Taip pat kažkiek ir, kiek matau iš tų vaizdo įrašų ir tikrai ir smūginiai technikoje patobulėjęs. Jo, viskas tvarkoja. Aš visada už bet kokį pasiūlymą sakau, aš nors galiu ir šį šeštadienį išeiti ir sukovoti, man tik tai svorį padaryti. Super, Danieliau, bet toks labai, kaip sakau, išlaikytas kovotojas, analizuoji iš visų kampų, viską, kiti kovotojai sako, man nesvarbu, aš ruošiuosi, einu, čia va, išeinu, kaip gaunasi ten. Tu toks žiūri, mėgsti truputėlį susidėlioti viską, kad viskas būtų aišku, o tada jau gausis ten tą rolą padaryti, ten po 4 minučių tai gausis, ar ne? Ne, faktas, tai žinot, vis tiek, čia modernizuojasi tas MMA, vis tiek reikia išsianalizuoti varžovą, vis tiek dabar čia yra visapusiškas sportas. Tu jau negali, kaip pasakyti, 90-ais būdavo tie turnyrai patys pirmi UFC, kur ten koks kieno stilius yra ten geresnis. Dabar jau nėra, visi yra universalūs, tai bet kokiu atveju reikia pasižiūrėti ten stipresias, silpnasias pusės, įsivertinti. Tai dėl to ir sakau, kad reikia iki šeštadienio to laiko. Nes jau galėčiau pasakyti, kad ir šiandien galim varyti, bet ne, vis tiek reikia. Gerai, palaukiam, truputėlį dar palaikom šią intrigą. Tai, Danieliau, ačiū tau labai, linkiu toliau tokio pozityvumo, be jokios abejonės, kai sužinosime priešininką, dar su tavimi pabendrausime, lauksime ir tavo viso gausaus kolektyvo arenoje, taip pat sukelti tą gerą emociją, kuri perdodama visiems žiūrovams. Aš pakalbinsiu MMA jaunimą, gerbiamas treneri, taip, sakėt, kad čia jaunoji karta, jaunoji ateitis, tai pirmiausiai Adomą Razumą pakalbėsim, tai kiek ten tų kovų turėjęs ir kada tavo pirma įvyko kova, jeigu jau dabar tu ten apie 100 kovų. Tai jo, šiuo metu apie 100 kovų turiu, tai plius minus net nebeskaičiuoju, nes jau labai sunku atsiminti viską ir suskaičiuoti. Ir šiuo metu ruošiuosi Europos MMA čempionatui ir mano pati pirma kova buvo. Aš pradėjau nuo kickbokso, tik tai po 2 mėnesių, po 3 mėnesių perėjau į MMA. Ko trūko kickbokse ar kažkaip tai, kaip sugalvojai? Iš tikrųjų trūko varžybų tų tokių, ir kažkaip MMA atrodo su daugiau galimybėm toksai sportas. Tai kickboksas taip labai toks ribotas. Tai ir atsimenu 2 mėnesius palankiau kickboksą, kaip ir sakiau, labai norėjau dalyvauti varžybose, užsirašiau varžybas ir gavau bendro klubį, jisai ten jau lankęs, ten buvo gal apie 3 metus, jau patyręs buvo. Ir kovojom, pralaimėjau, bet tokia kova, man
po jos dar labiau pamilau šį sportą ir dar labiau pradėjau dirbti, nes prieš tai žiūrėjau taip kaip tokį, nežinau, burelį šiek tiek. Kokios tavo stipriosios pusės kaip kovotojo? Technika, smūgis kažkoks, firminis gal yra? Manau, esu universalus. Šiaip, tai imtynės, stovėsena. Iš tikrųjų viską turiu miksuoti. Tikrai atradau save šitam sportą. Dėl to, kad galiu viską naudoti jame. Tai iš tikrųjų viskas, kas susijęs su mama, yra mano stiprioji pusė. Visą tai aš myliu daryti. Tai vat. Ačiū Domai, linkiu sėkmės artėjančiam čempionate ir nekantriai lauksime tavo pasirodymo KOK turnyre. Aleksandrai, papasakok truputėlį apie save, kaip tu pradėjai, sakė, truputėlį vėliau pradėjai sportuoti, ar ne? Pradėjau sportuoti nuo 8 metų, pradėjau nuo graikų romėnų imtynių, pralankiau 7 metus, tada turėjau pertrauką gal 2 metus. Šioje pertraukoje tai žaidžiau futbolą, po šios pertraukos kažkaip vėl norėjau šito judesio viso ir atėjau pas Augustą. Kas patiko pas Augustą? Kas sužavėjo sportuojant šią sporto šaką? Kad galima ir smaliuoti, ir imtyniauti, nes anksčiau tik imtyniavau, o čia dar naujas man buvo, kad galima graplinguoti, smaliuoti. Ir spirt galima, kaip futbolą, ar ne? Smūgiai tavo stiprioji pusė, ar ne? Ne, manau, mano imtinės stiprioji pusė. Metimai ir panašiai. Bet išėjęs į kovą iš karto stengiasi imtyniauti ar truputėlį pasmūgiuoji pradžioje? Mėgstu pasmaliuoti. Koks ringė esi kaip kovotojas? Santūresnis, apskaičiuojantis ar einantis į priekį? Einantis į priekį. Mėgsti pirmų numerį? Ja. Labai gerai. Aleksandrai, nekantri lauksim ir tavo pasirodymo KOK turnyre. Emilis Panceris. Emiliau, nekartą jau matėme tave KOK ringė. Sakyk, kaip tu paskutiniu metu gyveni, kokia tavo dienos rutina, ar kokioj formoje dabar esi? Tai gyvenu, ką žinau, gerai, kaip visada, nieko naujo, kiekvieną dieną visai gerai eina, čia kaip man sekasi, kokia rutina, tai kaip ir visada pas mane tas pats, aš mokausi, gyvenu savo gyvenimą ir kiekvieną dieną treniruojas, o dėl formos, tai šiuo metu pradėjau vėl pabiškai pilnai taip įsivažiavęs, treniruoju, sportuoju, nes gruodžio pabaigoje turėjau dar vieną kovą, po kurios turbūt pailsėjau, šventės buvo, atsigavau ir jau kokį mėnesį pabiškai įsivažinėjau, pilnai treniruojas jau ir gaudinėjau formą. Tai sakyčiau, šiuo metu jau viskas gerai. Treneris sakė, kad į kovą eini atsipalaidavęs kaip į šventę. Turi kažkokią meditaciją, kažką tai darai, nes aš jau minėjęs esu anksčiau, kad kai kurie kovotojai tiesiog perdega viduje nuo to adrenalino, nuo to jaudulio. Labai gerai, kad tu eini atsipalaidavęs, nes iš tikrųjų tavęs nevaržo kažkokie tai išoriniai dirgikliai ir ne, tu susikoncentruoji į kovą ir nematai visko aplinkų. Kaip tau tai pavyksta? Nežinau, kažkaip man kovoti yra labai linksma patirtis, kažkaip tai nežiūriu kaip labai, taip, kaip kai kurie, čia man reikia, kaip baisu labai, kad reikia pilnai susikaupti. Aš irgi susikaupiu pilnai, bet aš nesijaudinu, aš nebijau, aš einu parodyti, ką aš sugebu, koks aš esu kovotojas, ką aš galiu, išeinu parodyti, ką galiu ir tai dažniausiai labai linksmai praeina visas kovas. Po kovos jaučiuosi labai gerai, labai laimingas, kad sukovau, parodžiau. Ir tiesiog tai duoda daug motivacijos dirbti, treniruotis. Ir labai tai mane džiugina. Tu kalbi tai pozityviai, o vis tiek kovose, aišku, būna tokių momentų, kad pralaimi kovą, ar ne? Nuliūdina tave? Taip, pralaimėjimas būna labai skaudžiai priimu. Iki šiol kamuoja. Ypač labai pralaimėjimas, kai pralaimėjau trikampį pirmam raunde, kai kovojau tenai MMA turnyre mūsų šitam, kai buvo, nepamenu, rugsėjo mėnesį. Tai iki šiol būna atsikeliu naktį ir galvoju, kaip aš tai. Tai ir kiti, aišku, pralaimėjimai labai daug duoda man, bet stengiuosi susikaupti ant to, kad išmok kažką iš tų pralaimėjimų, tapti geresnių kovotojų ir dirbu toliau, tiesiog bandau įgauti kuo daugiau patirties. Ačiū, Emilijau, be abejonės, gerbiami žiūrovai, neužilgo mes pradėsime skelbti kovų dvikovas ir šios MMA kovotojus mes išvysime artėjančiame turnyre, kovo 22 dieną TwinSbet arenoje. Socialiniuose tinkluose ir interneto svetainėse būtinai sekite KOK Fight ir Bushido puslapius, mes be jokios abejonės paskelbsime varžovus, kurie teks šiems kovotojams. Ačiū labai ir iki susimatymo kitoje spaudos konferencijoje. Pasaulinis turnyras KOK World Series.
Kovo 22 diena. Vilnius TwinsBet arena. Visa informacija bushido.lt.